Trečia dalis. Trečia dalis. Pabaiga. Taip, matau, čia akmenų knygų yra, visko yra seminaro apie kristalus, akmenis. Čia turbūt atskira gili tema, apie kurią... Ar verta turėti kristalą namie savo? Verta. Kokį? Nes sako, yra, kurie ten labai galingi ir ten, pavyzdžiui, gali panešioti tik tam tikrą laiką, pagal tau ten, nes jau tu esi per stiprus. Kaip tu manai? Visi kristalai, iš tikrųjų, ir meteoritai yra Žemėje, ne? Tai yra Žemės dovana mums. Čia turi meteoritų? Meteoritai, sakysim, atkeliavę, tai čia yra Žemės dovana žmonėms, tai kodėl ją nepasinaudoti? Yra tyrimai, yra mokslai. Teisingiau, pas mus kolekcija yra, kur prie tavęs yra, jiems yra 3 milijardai metų. Straktolitas. Aš jau vadinu. Žinau, kad reikėtų prikrišti prie kažkokios signalizacijos, uždėti seife laikyti ir taip toliau. Mano sūnus vadina Marso rožę. Čia natūraliai taip gavas? Jo, Marso rožė, kaip medis labai taip gavas. Tai kiekvieną kristalą daug kas tyrinėja, yra eksperimentų. Pagal jausmą, iš tikrųjų intuityviai reikia kristalus pirkti. Geriausia būtų originalus, tikrus, nepadirbtus, nedažytus. Būna, ne? Oi, labai, be abejo, kaip ir visur kitur yra kopijų. Tai tikras kristalas, jisai labai sveikintis, tai yra energija. Kas čia per daiktas, o tas susirėtis? Čia yra amonitas, sraigė. Tikra sraigė? Tikra sraigė, kažkada tais jūros laikų 200 milijonų metų. Jos tokio dydžio buvo. Įsivaizduoju, kaip jinai idealiai yra susukta. Tai čia jau ta tema, sakysim, sakralinė geometrija, kaip to pasaulio sukūrimo. Viskas matoma. Tiesiog tyrinėjai, domiesi ir prieini prie atitinkamų išvadų. Tai kas norėsite Vilniuje, surasti Meko čia skverelis, taip vadinasi? Ne, Jono Mekos skersvėjais. Jo, skersvėjais. Taip, jie skersvėjais, ne? Ir tiesiog jūs čia surasite, tikrai pamatysite kristalų. Tu taip gražiau ištari negu aš. Činta? Činta. Tai va, užeisite, pasimėsit ir gal kažką įsigysite. Elektroninę parduotuvę turit? Turim. O! Turim elektroninę, mielai. Činta galerį? Arbatos, Činta galerį. Nu va, tai kas ne Vilniui būnate, tai pasižiūrėkite. Čia yra unikalių dalykų ir tikrai wow. Man jie, žinai, čia atrodo, jie visi turi savo vietą. Ir atrodo, net jeigu parduosi, tai tada reikės kitų užpildyti. Jie visi laukia savo šeimininko. O sakyk, žinai, mes pradėjom šiek tiek apie verslą, žinai, ir pabaigsim, aš galvoju, su to šiek tiek įsižeminkim. Dar vieną turėsiu klausimą apie gilį šiek tiek, bet ar galima iš to išgyventi? Dirbti reikia. Veikti reikia. Nes tikrai, vieta, sutiks, jeigu ne tavo nusavybė, tai jinai kainuoja. Taip. Daiktai, irgi viskas. Galų gale, jeigu reikėtų dar darbuotis samdyti, tai irgi būtų reikalų. Tai įmanoma į pliusą eiti? Pavalgyti. Kaip ir visi dauguma verslų, tu pradedi, žiūri, kaip tau sekasi, 1-2 metai tu turi žiūrėti, sukti, bet nuo savininkų priklauso, jeigu tu tiki, tai ką parduodi. Tiki? Aš čia visą savo patirtį, visą savo gyvenimą dedu ir domiuosi to labai, tai jeigu sėdėčiau, nieko nedaryčiau, galbūt tikrai nelabai. Bet visko būna yra, ypatingai dabar, jeigu ekonominė krizė ar kažkas, tai tu turi mokėti kažkaip valdyti tą pačią krizę. Bet taip, žmonėms patinka gražus dalykai. Ir jie iš vienos pusės yra amžini. Jeigu tu nieko jo nesupilsi, žinai, nepažeisi fiziškai, nepamesi, nepaliksi, tai jis tarnaus tą visą gyvenimą, kaip pagalvoju. Va taip, žinai, trumpalaikiškai žiūrint, kainuoja čia tiek, bet yra visas gyvenimas. Dar jeigu išsaugosi, tai tavo proanūkiam viskam tiks. Tai čia jeigu taip pažiūrėjus. Ir jis dar vertę išlaikys, jeigu mokėsi parduoti. Ir pabaigai tada apie gilį. Kur tas yra gilis? Sakai, nerk į tą gilį. Nerk į tą gilį.
Tai kur tą gilį surasti? Kur jo ieškoti? Labai paprasta. Savyje, savo širdį ir tą kontaktą su Dievu. Paprasta, nepaprasta. Bet nerti verta. Tikrai. Per garsus? Jeigu tu pati nertum į gilį, per ką nertum? Visiems labai skirtingai būna. Čia labai geras klausimas, kiek ir ateina žmonių, kiek aš turiu patys sutarties susidūrusi arba mokiniai. Labai skirtingai. Vienam gali garsas tiesiog suvirpinti širdį. Kitam gali vaiko gimimas tiesiog suvirpinti širdį. Kitam gali lyginti rūbus ir tiesiog būna bum, toks vidinis. Kiti labai nori, gali eiti kalnu ir kažkas atsitinka. Čia kalbam apie prabudimą, apie nušvitimą. Tai tas prabudimas ir yra, kai tu susivokia, kad siela, dvasia ir kūnas yra viename, kad tu nesi tik tai, sakysim, judanti lėlė. Tu esi meilė, pati visa ta energija ir tas susivokimas jisai ateina. Bet vat kada jisai ateina? Gali būti ir mažam vaikui, bet gali būti ir lyginant rūbus, valgant, einant gatvę tiesiog. Čia niekas tokio plano neprarašęs, mes jo nelabai žinom. Dėl ko gali kreipti žmonės? Jeigu turi kažkokį klausimą, kokiais klausimais gali kreiptis? Kur? Į tave. O, į mane? Visais klausimais galima kreiptis į mane, bet iš tikrųjų sekmadieniais aš mokau Tibeto duomenimis, būtent garso vibracijų. Pati sesijas vedu, meditacijas vedu, asmeninės konsultacijas. Kas domina ar domisi vibracijom, pačiam garso, gali tikrai mane kreiptis. Ir suprantu, kad pasižiūrėti į meno kūrinius ir gal net pasvajoti, gal realiai imti ir įsigyti. Taip, jeigu patinka. Tai kreipkitės asmeniškai, kaip surasti, Instagramas, Facebookas, kaip... Instagramas, Činta Galerį. Činta Galerį. Nes mes susirašėm su asmeniniu kontaktu Jūratės, tai Činta Galerį rašyti, ne? Činta Galerį arba Jūratė Vanskevičiūtė yra dar asmeninis. Gerai. Rasit. Tai ir viskas. Ačiū. Tikiuosi, kad buvo naudinga. Jeigu buvo naudinga, galite visą laiką parašyti asmeniškai pašnekoviai. Taip, tai tiesiog labai dėkoju. Keliavom toliau per 1000 istorijų. Čia yra ta vieta, kur aš ilgai būčiau, ta vieta, kur dar būtų galima daug ko paklausti, ištyrinėti, taip, visko čia būtų galima daryti, bet aš žinau, kad gerai palikti žmogui dar vietos tyrinėti, gal gyvai netgi. Tai va, už jūs išgersime egiptietiškus arbatas. Ačiū. Visi laukiame. Ačiū labai. Ačiū, Sauliau, už tai, ką darai. Ačiū. Ačiū, dėkoju.